Ant stalo turime tokį pultelį, kaip matom, jis atrodo taip. Ir čia yra originalus imtuvas, išorinis imtuvas, taip vadinamas, šiam pulteliui. Tai matome, kad šitas pultelis pririštas, jis jau veikia. Ir norime padaryti kopiją. Šitas pultelis kol kas, kaip matome, neveikia. Tai mes įvedam į programavimo būseną. Ir dabar dėmesio. Va tokioj būsenai jis išsiunčiamas pirkėjui. Į kągi turi padaryti pirkėjas. Jis turi savo veikiantį pultelį ir turi naują pultelį. Jis turi priartinti pultelis taip, paspausti veikiantį mygtuką ir neatleisti. Ir tuo metu paspausti norimą mygtuką ant naujo pultelio. Spaudžiam. Mes matome, pamirksėjo 3 kart ant naujo pultelio lėdas ir užsidegė ir dega pastoviai. Dabar atleisim ir patikrinsim, ar veikia naujas pultelis. Pultelis puikiai veikia. O senas irgi veikia. Vat ir ką reikia tik padaryti. Priartinti, paspausti mygtuką ant veikiančio pultelio ir tuo metu, neatleidžiant šito mygtuko, paspausti naują mygtuką ant naujo pultelio. Kai užsidegs lėdai, įdegs pastoviai, tai reiškia jis priėmė tą signalą ir galima atleisti mygtuką.